kaip čia matysis, va čia į tą, kaip tada kopėm, ten yra tas, va čia buvom į šitą kalną, va ten atvažiuoji su mašina, eina davažiuoti ir paskui va kopėm į tą, į patį aukščiausią, čia virš jūros lygiai beveik 3 km, čia per kamerą taip netrodo. Va kopėm, ten yra tas, kaip aš vadinu, viešbutuks, piligrimų namai, va kaip jie iš tikrųjų teisingai vadinasi. Va ten tas kryžius yra, bažnytėlė, ten per Jonines visada būna mišias, vieną kartą metuose mišias laiką. Čia dabar netrodo aukštai, todėl kad mes patys šiek tiek pakilę nuo jūros čia. Atvažiavom į kaimą šiandien. Va ten yra kelias, ten eina užvažiuoti, ten labai žemai nusileidė jūrai, ten kilni su mašina. Iki ten davažiuoji, ten yra miestas didelis irgi. Ir paskui pėstute ten eini 7 km nueiti ir į patį va viršūnę. Gaila, kad per kamerą atrodo labai jau žemas tas kalnas. Iš tikrųjų didelis, kažkas malkas pjauna. Malkas pjauna kažkas. Ūkininkas kažkoks. Tai va, ten 2 kartus jau buvom užlipę. Dar lipsim, kas atvažiuos svečius, tai eisim, turistinį. Ten va, eini labai gražiai, eini ir aukštyn. Oi, ten vingiai serpantinais, kad taip eitų tiesiogiai nueiti, tai jo. Labai gražu. Šiandien labai geras oras, labai nuostabus oras, šiandien kelinta čia yra, nežinau, 29, 30, ot gerai gyvenam laimingai, jokių dienų neskaičiuojam. Va, saulyti visą dieną. Faina, smagu pasivaikščioti. Buvom pas vištytės, vynuogių mačiau pilna yra. Čia va, nupirkę namą šitie, nežinau, ar galima taip sakyti, kad nieką nežeisti. Rusai nupirkę, tikri rusai va nusipirkę, atvažiuoji, kožnais metais po 3 mėnesius būna.